Bitė, oras, noras be ragų. Kaip aš eisiu į Vilkiškį, taip aš gausiu trumpą kiškį. Diedas! Bobos! Kiaulė raus! Neisiu aš į tą Vilkiškį, man kazlų rudoj gerai. Jau vienas kaip tepinu Į Vilkiškį negrįžo. Tai sakai, ėjau maišo ir pats pragaišo. Nu ką aš žinau, keistas buvo. Eina iš namų, žiūri į namus. Eina iš girios, žiūri į girią. Ką tu čia mus monigi? Juk apie kirvį kalbi. Nu ne savo kirvį, tėvuko mieliausiu. Su kvailu, du turgu. Densiu, du kėdakį, orgus, torgus, iki sakė, tarė, varė, supis pat. Mergos, tergos. Bet kažys, kai tik nukundu rytais, rodo su žmonių pušyga, o sviedros langų stiklečia, viskas tiek smagiau saulutė užteka. Kad greičiau tas pavasarėlis, ledai nutirps, žolytės išlys, patuks visi žmonės. Gervės visus tik sveikis, sveiki gyvi, sveiki gyvi. O tas vieversiukas nabagiukas, kad pradės linksmai džiūgauti, kad pradės linksmai skūstis. Čyrų vyrų pavasaris. Palikau vaikelius nelesytus, Kai paliksiu, palesysiu. žaliu vyneliu pagirdysiu. Čyrų vyrų pavasaris. Čyrų vyrų pavasaris. Čyrų vyrų pavasaris. Pavasaris, pavasaris. Nesupras jo rūpesčio kaimo vištos. Vis klausinės, kodėl tu toks, kodėl tu toks, kodėl tu toks. O kregždys koks dangus pastogiai ir krykštaus. Kazys, kazys, vyčys, vyčys, kazys, kazys, vyčys, vyčys. Toks ir toks. Kazys, kazys, vyt, kazys. Kazys? O tai ar ne dėl to mes čia susirinkome? Pasibūt. Pavasarį. Kaziu? Ir to. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Sveiki gyvi, čia gausiai susirinkę, pavasario sulaukę. Nagi, Kazyt, ir į tave tokią dailę pasižiūrėti atėjo. Ir pasilinksmint kaip reikia. Oi, Kaziuk, noriu ir aš pašokti, patrepsėti. Pameni, kaip anuomet Kaziuko mugėje palgutę smagiai trypdavome. Ir čia žinau, kad būrys dainininkų ir šokėjų sugužėjo. Kazytė, paklausyk. Girdėjau, čia nekantrauja pirmieji pasirodyti ir mus visus pralinksminti mažėja šokėjai ir dainininkai. Pakvieskime plojimais mūsų darželio vaikučius. Kadangi jūsų labai daug, mūsų kur kas mažiau, mes labai tyliu. Gerai.
O taip. Mes dabar visus pamokysime pirštukų šokį, tokį pirštukų žaidimą. Vaikai, ar gerai? Ar pamokysim? Sakyk, taip, visi pasiruošė pirštukus. Visi pasiruošė pirštukus. Mano mylimas nykštukas stovi tiesiai kaip žmogiukas, moka jis linguoti, pasislėpti ir atsistoti, pasislėpti atsistoti, pasislėpti atsistoti, pasislėpti atsistoti, pasislėpti ir atsistoti, palinkuojam. Turi 4 draugus, didelius ir mažiukus, moka jie gražiai linguoti ir smagiai paploti. Pats mažiausias tai mažiukus, pats storiausias tai nykštukas, tas didysis, tas bevardis, o smaližius mėgsta bartis. Nu. Jiem. Nu. Ir visi kartu. No. Dabar kol pakeičiam instrumentą, visus kviečiame pasiruošti indą, taip? Pasakykit, Auguste, ką mes darysim? Girdėjau? Pasakyk dar kartą. Pyragą kepsim. Visi pasiruošėm indą. Leidžiam, vyliam. Pasakykit, koks bus pirmas pyragas? Supraškim. Visi. Simonai, drąsiau visi. Aš čia dabar grietinė su cukru. Taip, vaikai. Dabar kiaušinius mušam. Metam. Lūkštus metam. Metam. O dabar minkom visi. Minkom. Stipriai, kad pyragas iškepa. Pyragą išvynioja. Jis sakė, subraškit. Antras pyragas. Vaikai su ledais. Čia pat geriausias pyragas tai su ledais. Dabar kiaušinius dedam. Emilija, jau pavargai? Taip, pyragą labai sunku, dominko. Kaktas nepakalbė. Šaunuoliais. Vaikai, minkom. Išvyniojim. Daug ledų dedam, taip? O dabar su kuo? Su šokoladu. Taip, trečias su šokoladu visada. Taip. Kiaušiniai. Metam. Taip, šaunuolis. Numinkom močiutei pyragą, taip? Minkom, oi, stipriai. Išvynioja pyragą su šokoladu. Nu ir paskutinis pyragas tai sau, su kuo valgysim? Su širdutė. Nežinau, kas to širdutės, bet paskutinis visada su širdutė. Metam.
Labai skatinti. Lenkime. Iš tikrųjų, kaip linksmai jie čia šoko. Ar patiko? Jie tikrai dar sugrįš. Vėl girdžiu kažkokį šurmulį už durų. Kasgi čia nekantrauja? Na jau gražiausiai, Kazyte, mūsų antroką ir muzikos mokytojos Lengutės nepažinai, be nebūsi kokios negeros giros paradavusi. Taigi, aš savo akinius palikau namie ir nepažinau. Paklausykime, kaip pavasarį kviečia mūsų antrokai. Ačiū už tokią gražią dainą.
Jau visai pavasarį pakvipo. Nepamirškite prasidės dovanų iš tai, kad linksminote. O pavasarį atbunda gamta ir šventa visokie vabalėliai, sukurta žvėreliai. Įminka su knyslė, ir su ūsais, ir su uodega, ir plaukuotus kaip katė, bet ne katė. Tai kad labai sunki mįslė. Gal man padėsi? Tikrai kiškis. Štai jums kiškio lauktuvės, štai kaip atspėsite. O aš iš tikrųjų mačiau kiškį ir ne vieną visą mūrį. Juos eikit miškučiai čionai, duokite mums. Drąsiai kiški. Nepamiršk, kad ir materijų pažįstamų kultūros, nes kaviniai įsikūrusi jau laukia. Aš tai noriu viską išbandyti ir prekių saugių namų parsinešti.
Puošnios sagės ir karoliai, lino juostos nėriniai, paveikslėliai ir krepšeliai, visa tai meistrų darbai. Na ir mes linksmai važiuojam į kaziukų mugę, nusipirksim daug riestainių, kad lauktuvių būtų, kad turėtum ką į ąžuolų būdą parvežti. Na, o šiandieną mes norim padovanoti jums 3 dainas. 2 dainos bus iš mūsų romansų vakaro. Na ir viena linksma, smagi daina, tai norim, kad kartu, jeigu žinom, padainuotot, patryptot ir paplotot. Paklausyk ir suprasi, paslaptį mano širdies. Kai už miško saulė leisis, mobilėlis vyks užmigs. Dargužėlė tu ateiki, prieš antybę susitik. Dargužėlė tu ateiki, prieš antybę susitik. Na, o antroji daina vadinasi Senam parke, tai kviečiam visus pasivaikščioti po seną parką.
viltis. Metų dulkes mažėjas, senas dvaras iš naujo atgis. Orke sena, vakarais tai lakštinga balsuokia. Orke sena, tyli sienoje valsą sugrokį. Mes jauni, tai kartojam jau daugelį metų. Mes daina, tai tokių mūsų niekad nematė. Mes jauni, tai kartojam jau daugelį metų. Mes daina, tai tokių mūsų niekad nematė. Mes jauni. Paskutinė mūsų daina tai apie tokį bernelį, kuris 10 metų važiuoja pas savo mergelę ir vienas kito nematė. Nei mergelė bernelio, nei bernelis mergelis. Tai paskutinė mūsų daina. Iki šiandien negaliu, šitą rudenėlį, kol tas šalmas
Thank you.